Išvykstam iš Dubrovniko, važiuojam dar į paplūdimį, šokių 10 km, iššoksim gal į jūrą ir važiuosim link Splito. Tai visgi nusprendžiau, kad nevarysiu šiandien motociklo į servisą. Labai nepatikimai atrodė tas žmogus, pats nebuvau užtikrintas niekuo. Tai nusprendžiau, kad mašininis akumuliatorius laiko pakankamai gerai, tai važiuosiu toliau. Vakar lyjo, visą dieną lyjo, bet su Romanu vis tiek išėjom pasivaikščioti po Dubrovniką, per lietų permirkę, ar nuo prakaito, ar nuo lietaus, jokio skirtumo. Tai visą dieną lyjo, bet apžiūrėjom Dubrovniką dar kartą. Pažiūrėjom 2 kartus, ir naktį, ir dieną. Tai gražus miestas, nors žmonių, kad ir lyja, bet vis tiek labai daug. Labai daug, vis tiek visi eina, vis tiek visi žiūri, kažką lanko, lankytinus objektus ir panašiai. O mano drono istorija pasibaigė tuo, kad suportas man nieko negalėjo padėti ir tiesiog aš jiems siųsiu droną, kad jie patys inspektuotų. Jo, tai žodžiu, išsiųsiu aš jiems, jie išsiaiškins kokios problemos, arba pataisys, arba naują atsiūs. Ir viskas, o likusią kelionės dalį gyvensiu be drono. Su elektra man visiškai nepasisekė šitoj kelionėj. Pradžiai akumuliatorius, tiksliau relė krovimo motociklo, po to dronas, galiausiai naktį apartamentuose elektra dingo. Taip kažkaip nutinka turbūt kartais. Nieko baisaus. Viskas tvarkoja. Bandom išvažiuoti iš rytinio Dubrovniko. Automobilių nemažai, 40 000 lyg gyventojų, bet pastovus judėjimas.
Šiandien pasiekėm Splitą ir net nežinau, gal ten kažkur netoliese apylinkėse apsistosim, o gal neapsistosim, o gal toliau vienas važiuosiu, o gal ir su jais, nežinau, dar nesugalvojau. Nes smagu ir visiems, smagu ir vienam. Tai čia dar pagalvosiu, kaip geriau. Kol kas tiesiog judam. Tiesa, aš truputėlį atsiplėšiau. Norėjau paspausti. Ilgai laukti nereikėjo. Prasivijo. Vadinasi, toli atsiplėšęs nebuvau. Važiuojam link Splito ir daugėja debesiukų. Ten kalnuose gerai kala, jeigu matosi. Prieky irgi matau apsiniaukę, bet balti debesis, tai gal nelietingi. Vėl pakliūsim į lietutį. Sustojom prieš pat Splitą. Žiūrėjom į parduotuvę, nusipirkom atsigert, užkandom truputį pavėsyje. Pasitarėm ir nusprendėm, kad šiandien liekam netoli Splito. Pasiėmėm butuką. Važiuosim, nusimesim daiktus, įlysim į dušą ir varysim į Splitą senamiestį, pasivaikščioti truputėlį apžiūrėti. Vytas. Ką? 10. Vytas sakė, Splitas senamiestis gražus, tai prasieisim, pasivaikščiosim tenai. Šiandien vakare. O rytoj ryte važiuosim tiesiai link Plitvicos krioklių. Gražus vaizdai, sakė, puikiai gamta, pažiūrėsim. Ir po to jau po krioklių link namų po truputėlį judėsim per Slovėniją. Ir kelionė bus į pabaigą. Tai va tokios takelis. Kažkur čia. Pas mane taip rodo. Arba ta gal, arba šita, nežinau. Reikia žiūrėti. Ты себя видишь по волкам, да? Ну, хорошая фишка. Да. Iš Dubrovniko atvažiavom iki Splito. Dabar apsistojom netoli Splito kažkokiam kurortiniam mažam miestelį. Nusprendėm į miestą neiti, tiesiog pasėdėsime prie jūros. Palydėsim vakarą. Šiandien diena buvo neypatinga ir kartu visai gera. Važiavom gražią pakrantę Adrijos jūros. Ir daugiau kaip ir nieko, visą laiką kelyje, numynėm apie 240 gal kilometrų šiandien. Pasivažinėjom, atvažiavom, iššokom į sūrią jūrą. Ir viskas, sėdim, ilsimės. Rytoj kita diena, tai rytoj per Zadarą nevažiuojam, mes į Plivicos krioklius tiesiai važiuosim, nepamenu, keli šimtai kilometrų gal 300 kilometrų iki ten. O gal porą šimtų. Žodžiu, kažkada pasižiūrėsiu, kai reikės važiuoti, navigaciją įsijungsiu ir matysiu. Tai va, tai rytoj tikslas tenai nuvažiuoti. Pabūti, pažiūrėti ir tada tiesiai rytoj
į Slovėniją. Atsidursim Slovėnijai. Bandysim kalnuose statytis palapines. Matysim, kaip gausis. Ir tiek. Tai va. Ilsimės ir eisim miegot.